Labadiena, sveikinamės iš Vilniaus kolegijos sporto salės. Čia visai netrukus prasidės futsal A lygos, kurią remia Top Sport 15 turo rungtynės. Antrasis, beveik visas antras ketvirtis aikštėje. Ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis Jokūbas Višinskas. Trumpam buvo pamirštas Kėdainių United ekipos baudos aikštelėje. Žaidėjų. Martynas Valukonis ir 2-0. Dabar jau Jurgis Stankevičius padirbėjo asistento vaidmenyje. Puikiai pradžia, sužaistos beveik 7 minutės. 2-0. Į priekį ekipa Stanislavas rungtyniauja sekmadienio futbolo lygoje. Jurgis Stankevičius ir 3-0. Kol kas negelbėjo savo komandos Martynas Šležys. Tikrai prastokos pirmosios. Čia pražanga, šį kartą jau Švilpukas Kėdainių Pakaustą. Pažiūrėsime, kas laimės šių dviejų pažįstamų dvikovą. Ne, jokių šansų nepalieka oponentų Ignas Pakaustas. 3-1. Panašu, kad ir aikštės žaidėjams pagelbėti vartininkui. O čia nieks nepagelbėjo ir 3-2, likus 20 sekundžių. Vadimas Bezverchiai. Pakursto intriga. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Ar pavyks atlikti perdavimą? Ir Jurgis Stankevičius visgi užbaigia tikslių smūgių Vilniečių kontrataką. Atrodė, kad ta pradinėje fazėje Vilnius futsal ataka. Stankevičius prieš Pakauską. Ir čia pražanga bei geltona kortelė Ignui Pakauskui. Ir raudona kortelė. Dvi iš eilės geltonos. Ir įvartis. Išspaudė maksimumą iš šios situacijos per nepilną minutę. Danielius Zybartas pelno 5-ąjį. Nevičius dar kartelį klysta. Martynas Valukonis, Jurgis Stankevičius į viršutinį vartų kampą. O Ignas Pakauskas į balkoną atkeliavo prie buvusių komandos draugų. Na kągi, Jurgis Stankevičius geresnis rezultatas nei 8 ar 7, kurios atkrintamosiose varžybose lemia dvikovas su akivaizdžiais favoritais. Na, čia Marius Činikas dar įrodinėja, kad rungtynės nesibaigė. Įsirašo įvartį, bet tuoj pat tikslių smūgių atsako ir Jonas Lebedevas. Pažiūrėsime, taip tęsiasi toliau ta greito šauda. Įvarčiai pabiro. Gausiai sezono rungtynės Vilniečiai. Panašu, kad ir sužais, nes Marius Činikas klysta. Jonas Lebedevas 8-3. Na, pasižiūrėjus į vartininko aikštelės nesėkmingas. Bet Jonas Lebedevas baudžia Vadimą Bezverchiai. Dar viena klaida prie savų vartų. Nepasiteisino šis eksperimentas. Radviliškio laukia mačas su Kėdainių United komanda. Na kągi. Marius Činikas renkasi savo naudingumo balus ir gerina savo įvarčių statistiką. Taip ir yra, sveikiname su pergalę Vilnius futsal ekipą. Vilniečiai šiandien 9-4 įveikė Kėdainių United. Marijau, sveikiname su pergalę. 26 metai pradėti gražia gaida. 9-4 prieš Kėdainių United. Ar rezultatas džiugina, ar visgi liko gal kažkokių minčių po rungtynių dėl žaidimo kokybės ir panašiai? Taip, rezultatas džiugina. Ta pergalė džiugintų ir vieno įvarčio skirtumo. Kad ir 1-0 ar 10-9, aišku, geriau 1-0. O žaidimas, ką, nepradžiugino, taip, pasakysiu, nervai dar dabar įmana. Tai pradėjom gerai, išeidavo ne kažkas, taip neblogai. Ir turbūt man čia toks dežavių pernai su Mažeikis. Pradėjom gerai, 4 minutės žiūriu, galvoju, ką čia tie Mažeikiai iš vis negyvi, tuo mes čia, kiek čia primušim ir finale pralaimėjom. Tai kaip vieną įmušė čia tą baudinį davė, antrą ir viskas tik dėl to, kad mes prarasdavom koncentraciją. Ir to tokio neišlaikėm ir aš jau mačiau, kad čia eina
link gal ne Mažeikių scenarius, bet kažko panašaus, bet ačiū Dievui, kad nedaėjo. Gal per lengvai viskas klostėsi, nes pirmame kėlinyje per 10 minučių atrodė tie 3 įvarčiai sukrito tokie lengvi. Gal per anksti patikėjo vyrukai, kad čia taip viskas ir baigsis gražiai. Aš tą ir noriu pasakyti, sakau, toks trūko atsipalaidavimas. Gal aikštė žaidėjim patiems netrodo, man nuo suoliuko tai atrodo, kad 100% gausim ar nesąmonę kokią ar ką, biški pradėjom gal gynybai netaip agresyviai, o jie ten ką metasi vis tiek, bet kada gali pramušti, bet į ką pataikėt finalį ir antrų kėlinio likus tiek, 20 sekundžių ir daugiau ir įkrito tas įvartis, tai ir kiek 3-2 ir panika vėl. Vis tiek metai pradėti pergalę, kaip ir minėjote, kad ir 1-0 ar 9-4, vis tiek 3 taškai. Ar žiūrite turnyro lentelę, ar stebite artimiausius konkurentus, ar skaičiuojate, kur galite finišuoti reguliariajame sezone? Tai tas skaičiavimo turbūt, žinant, Radviliškis čia realiau yra dabar. Su jais kažką skaičiuoti, kitą savaitę ir parodys. Turbūt į tos pliofus tiek mes, tiek Radviliškis jau papuolėm. Ten tos pirmos 2 pliofų vietos irgi neviliojančios. Nors dabar tų komandų, tos 3 kokios tikrai apylygės, 3-4, tai. Nu bus kaip bus, svarbu jau pliofus patekom dar. 2 savaitės kančias pratęsim. Tai su Radviliškiu bus tokia pati optimali sudėtis, jau išspręstos viso atostogų problemos, klausimai. Nu, matot, žiemą virusai ir visa kita ir tu nežinai, kas ryte atsikels temperatūrą, kas be temperatūros. Čia žiemą kažką spėliot, nors aišku, aš ir vasarą sugebėjau susirgti. Nežinau, dabar aišku, tas, kaip čia pasakyti, imti žaidėjų santykinai didesnė, nes turim daugiau nei 2 ketvirtai, bet turbūt rungtynių dieną įsispręs kas. Nes šiandien va vienas irgi vos vakar pragulėjo lovą visą dieną. Šiandien pakilo iš pelenų, tai matysim, kas bus kitą sekmadienį. Evaldai, nebejoju, kad atvykote į Vilnių ne tam, kad pabūtumėte vilniečių pergalingoje šventėje, atvykote tikriausiai su savo tikslais ir planais, tai 4-9 skaičiai jums nepatogus ir nemalonus, kas šiandien ne tai buvo. Rezultatas varžybų gal taip labai ir neatspindi iš tikrųjų. Iki dar raudonos kortelės šiaip labai neblogai laikėme žaidybinę planą ir dar, kaip sakyt, buvom varžybose. Ir aišku, kaip ir visą sezoną mums sudėtis, kiekvienas varžybas vis kišakoja, vis skirtingi žaidėjai. Šiai dienai neturėjom 5 žaidėjų pagrindinių, plus aš pats traumuotas buvau, negalėjau padėti, tai vyrai kovoja, stengiasi, bet trūko pastiprinimo, kaip sakant, keitimo. Pirmo kėlinio, pirmo 10 minučių tikriausiai irgi buvo labai nemalonios, tie 3 tokie iš pažiūros atrodo nesudėtingi, lengvi ir gal apmaudus įvarčiai, bet po to į žaidimą grįžote, tai charakteris yra pas vyrus. Tai taip, matėm, tokie vaikiškos klaidelės, paprastas senelė, nubėga, nebėgam iki galo, po to jau aišku, įsidrasinom, pradėjom žaisti, nusiraminom, gavosi, turėjom ir ne vieną progą prie jau 3-2, kai padarėm, to prasme, tai. Bet sakau, jėgelių pritrūko, būtų keitimo, manyčiau, būtų visai kitas vaizdas aikštė. Atrodė, kad su 6 aikštės žaidėjais rotuojate, taip, tenais, nu, pats ne. Taip, 2 keitimai šiandien, realiai, plus buvo vartininkas, 3 mūsų vartininkas, kaip aikštės žaidėjas registruotas. Supratau. Ignui Špakauskui turėjote pastabų? Pasakėm, kad negalima taip daryti iš tikrųjų, nes dar buvom rungtynėse po to momento ir tas lūžis ir gavosi, tai gal pagalvos, supras, ką padarė negerai. Evaldai, 14 rungtynių A lygoje, 14 pralaimėjimų, vienas iš liūdnesnių, manau, sezonų Kėdainių United. Taip. Ko trūksta? Aš manyčiau, kad mums nuo pat pradžių trūksta optimalios sudėties, nes pas mus visą sezoną gaunasi kiekvienas varžybas vis kita sudėtis. Jeigu turėtume nuo pat pradžių tokią, kokią norėtume sudėti, tai manyčiau būtų kitaip. Tiesiog, nežinau, norisi kuo greičiau užsimiršti ir šį sezoną ir žiūrėti į priekį ir matysim kitais metais. Dar liko 2 rungtynės šiais metais. Radviliškis ir Kauno Žalgiris, kaip suprantu. Kokie tikslai? Kauno Žalgiris patys suprantam, kad čia viskas aišku, o Radviliškiai jau, skaitykim, jau mums paskutinės, jau kaip finalas gausis, tai jau stengsimės visi susirinkti ir duoti rimtą kovą.